Kita mitus sugriovusi istorija galėtų būti pacientė, kuriai buvo pagamintas išimamas protezas. Ir kartais ne tik pacientai nebetiki, kad jie gali atsikratyti išimamo protezo, bet ir gydytojai. Ir tai buvau aš pats pagaminęs tai pacientai nuimamą protezą prieš daugiau negu 10 metų. Nes pagal to meto technologijas ir supratimą buvo nuspręsta, kad pacientai neįmanoma panaudoti implantų ir pagaminti fiksuoto išimamo protezo. Tačiau po tiek metų pacientė turbūt irgi pavargo jau nešioti išimamą protezą, o mes atradome naujų, modernių sprendimų, kaip jai visgi būtų galima padėti. Ir taip ir įvyko. Buvo suplanuota gydinė implantacija ir panaudoti 4 implantai, tai yra minimalus implantų skaičius fiksuotam protezam. Po tiek metų vargo su išimamu protezu, pacientė jau po implantacijos, jai buvo uždėtas fiksuotas protezas ir įvyko toks nemažas didelis pokytis. Na, o vėliau, naudojant vėlgi ir skaitmeninius atspaudus, ir veido skenerius, buvo pagamintas naujas cirkonio keramikos protezas. Atstatė ir kramtymo funkciją, ir šypseną, ir buvo sulaužyti ne tik paciento, bet ir gydytojo mitai apie dantų implantaciją ir protezavimą.